Nukryžiavimas. Viskas įvyko staiga ir tęsėsi tik akimirką. Tokia patrumpą, tarytum žaibo švystelėjimas per aptemusį dangų ar įtempto lanko zvimtelėjimas, kai iš jo paleidžiama strėlė. Ar pagaliau pačios strėlės smigimas į taikinį. Viskas įvyko labai greitai ir labai netikėtai. Ir truko tiek, kiek reikia įkalti sunkią geležinę vinį, įkvepinti minkštą medį, o paskui įkasti tą medį į žemę ir paėmus kempinę, perrūgusiu actu, suvilgyti ją mirštančiojo lūpas. Viskas įvyko staiga, o tęsiasi lygi šiol, per ilgus ir nykius šimtmečius, ateina lygi mūsų, kartojasi kasdieną ir kas valandą, žaibas perskrodžia aptemusį dangų, zvimbia įsilaisvinusi lanko timpą, strėlė lekia į taikinį ir perveria jį kiaurai, tarytum nukryžiuotojo akių žvilgsnis, nuo kurio niekur negalima pasislėpti.